Kai 2022 m. birželio mėnesį mirė Regimantas Adomaitis, notaras atidarė jo testamentą ir nustebo, sąskaitose nebuvo nieko. Nei vieno euro. Vyras, kuris per savo karjerą uždirbdavo daugiau nei 200 000 rublių per metus, kurio butą Vilniuje puošė persiški kilimai ir kristalo šviestuvai, paliko tik skolas. Visi brangenybės, apdovanojimai, net vestuvinis žiedas dingo. Našlė verkė ir kaltino teatro administratorių, bet pinigų pėdsakai vedė visai kitaip. Pagal gandus, tiesiai į kišenę žmogaus, kuris garsiausiai kaukė prie karsto, spausdamas į ranką pilką voką. Voką, kurį jis atsisakė parodyti netgi policijai. Kas buvo viduje? Ir kodėl lobis, kurį Adomaitis kaupė visą gyvenimą, išgaravo per vieną naktį prieš mirtį, naktį, kai pas jį, pasak liudininkų, apsilankė nepažįstamas vyras su juodu portfeliu. Regimantas Adomaitis gimė 1937 m. sausio 31 d. Šiauliuose, mieste, kuris tais metais dar atrodė kaip Europos provincijos sala tarp dviejų imperialistinių bangų. Tėvas Vaitkūnas dirbo geležinkelio depoje, motina Janina siuvinėjo sukneles turtingoms damoms. Šeima gyveno 50 kvadratinių metrų bute, kuriame žiemą tekdavo šildytis prie krosnies, nes centrinis šildymas neveikė. Bet Regimantą augino ne skurdas, jį augino sapnas. Nuo pat vaikystės jis stovėdavo prie Šiaulių dramos teatro vartų. Ten jį žiūrėdavo, kaip po spektaklių artistai išeina su gėlių puokštėmis, švytintys ir nepasiekiami kaip dievai. Jis nežinojo, kad praeis 40 metų ir tų pačių vartų laiptai bus padengti jo krauju ir vynu, kai jis grįš iš paskutinės premjeros jau nebepajėgdamas stovėti ant kojų. Bet pirma, buvo fizika. 1956 metais 19 metų Regimantas įstojo į Vilniaus universitetą. Ne į teatro fakultetą. Į fizikos ir matematikos fakultetą. Jis sprendė lygtis, braižė formulės ant lentos, klausėsi paskaitų apie atomų struktūrą. Merginos iš filosofijos kurso laukdavo jo prie universiteto vartų su namų gamybos pyragais. Bet Regimantas joms nė nežvilgčiojo. Jis turėjo kitą planą – tapti mokslo žmogumi, kuris pakeis pasaulį. Bet scenoje buvo kitas pasaulis. Po paskaitų jis slapta važiuodavo į teatro klubą. Ten jis skaitydavo monologus. Ir kai 1959 metais jis baigė universitetą su raudonu diplomu, jis padarė tai, kas privertė motiną verkti 2 savaites, metė mokslą ir nuėjo į teatro studiją. Ar jis žinojo tada, kad šis pasirinkimas pasibaigs lentynoje, seife, su užrašu, uždrausti rodyti amžinai? 1962 metais Adomaitis jau buvo Lietuvos nacionalinio dramos teatro žvaigždė. Jo debiutas, Oskaro vaidmuo pjesėje Audra, sukėlė ovacijas. Kritikai rašė, kad scena lyg užsidegė, kai jis pasirodė. Žiūrovai daužė kojas į grindis po 10 minučių aplodismentų. Po spektaklio prie užkulisių prisirinkdavo 10 žmonių su gėlėmis ir prašymais pasirašyti ant programėlių. Adomaitis rašė savo pavardę lėtai, įsigilinęs, lyg kiekvienas autografas būtų sutartis su likimu. Jis šypsojosi, bet jo akys, jos niekada nešypsojosi iki galo. Net tuomet, kai teatras buvo pripildytas, net kai salė griaudėjo džiaugsmu, jo akyse matėsi kažkas kaip šešėlis. Kas? Baimė? Liūdesys. O gal jau tuomet jis žinojo, kad kažkur aukštai, kažkuriame kabinete Maskvoje, kažkas renka bylą ant jo pavardės? 1968 metais Adomaitis susipažino su moterimi, kuri pakeitė jo gyvenimą ir galbūt sunaikino jį. Jos vardas buvo Eugenija Bajorytė, ji buvo aktorė ir dainininkė. Jie susitiko filmo Jausmai filmavimo aikštelėje. 31 metų, su ilgais šviesiais rusvais plaukais, ji atrodė kaip pabėgusi iš prancūziško filmo. Pirmas jų susitikimas įvyko tarp dublių, kai Eugenija atnešė Regimantui kavos. Jis ją pakvietė pietų. Ji sutiko. Po mėnesio jis pasipiršo. Po 3 mėnesių jie susituokė Vilniaus rotušėje, šventę švęsdami nedideliame bute su 12 draugų, keli buteliai vengrų vyno ir gitara. Atrodė kaip pasaka. Bet draugai vėliau pasakos, kad Eugenija niekada neatrodė laiminga.
kad ji žiūrėjo į Regimantą ne kaip į vyrą, o kaip į projektą. Ir kad ji kartą prisipažino seseriai, aš myliu ne jį, aš myliu tai, kuo jis gali tapti. Ar tai buvo meilė, ar tai buvo sandėris? Ir kodėl po 5 metų ji pradės dingti naktimis, grįždama tik auštant su kvepalų kvapu, kuris nebuvo jos. Tuo pat metu 1968 metais Maskvos filmų studija nusiuntė į Vilnių savo skautą, režisieriaus Algimanto Grikevičiaus asistentą. Jie ieškojo veido naujai ekranizacijai, filmui Jausmai, kuris turėjo papasakoti istoriją apie žmogų tarp dviejų pasaulių. Vaidmuo reikalavo viską - jaunystę, įtaigumą, tragizmą ir svarbiausia - akis, kurios galėtų kalbėti tyliau nei žodžiai. Asistentas atėjo į spektaklį, kuriame Adomaitis vaidino Raskolnikovą. Po spektaklio jis laukė užkulisiuose. Kai Regimantas nuėjo nusimesti grimą, asistentas jam pasakė, jūs esate tas, ko mes ieškome. Po savaitės Adomaitis sėdo į traukinį į Maskvą su vienu lagaminu ir scenarijumi. Jis nežinojo, kad šis filmas taps jo geriausiu darbu. Ir kad jis niekada nepasieks ekranų. Filmas buvo filmuojamas 1,5 metų nuo 1967 iki 1968. Adomaitis vaidino intelektualą, kuris negali gyventi nei sovietinėje, nei buržuazinėje sistemoje. Finalinė scena, 39 minučių monologas prieš žūtį, buvo filmuojama 20 kartų. Režisierius Grikevičius verkė po 20 dublio. Operatorius pasakė, jei šis kadras nesuveiks, aš mestu kamerą. Ir suveikė. Kai Adomaitis ištarė paskutinius žodžius, aš nemirštu, aš grįžtu, ir krito ant žemės, visas filmo štabas tylėjo. Paskui visi ėmė ploti. Tai buvo darbas, kuris turėjo padaryti Regimantą visasąjunginę žvaigždę. Filmą planavo rodyti didžiausiuose Maskvos kino teatruose, o paskui eksportuoti į Rytų Vokietiją ir Vengriją. Bet 1968 m. vasario mėnesį įvyko kažkas, kas viską pakeitė. Filmą pamatė ne tas žmogus. Centrinės komiteto propagandos skyriaus valdininkas buvo žiūrovų peržiūroje. Sėdėjo paskutinėje eilėje, vienas su užrašų knygelė. Po filmo jis nieko nesakė. Tik parašė 3 sakinius ir uždarė knygą. Kitą rytą režisierius Grikevičius buvo iškviestas į Goskino biurą. Ten jam pasakė, filmas eina į lentynas. Kodėl? Kas jame ne taip? Klausimai liko be atsakymų. Bet liudininkas iš to susitikimo, jaunas redaktorius Vytautas, kuris dirbo techniniu asistentu, po 40 metų sutiks papasakoti. Jis pasakys, problema buvo ne scena, ne žodžiai. Problema buvo tai, kad Adomaitis buvo per tikras. Kad jo veidas priminė ne herojų, o auką. Kad jis priminė tikrus žmonės, kurie mirė ne dėl partijos, o dėl to, kad neturėjo pasirinkimo. O tai buvo pavojinga. Nes valdžia nekenčia tiesų atvaizdų. Valdžia nori legendų. Bet Adomaitis negeba vaidinti legendų, jis vaidino žmonės. Ir tai jį pražudė. Kai Adomaičiui pranešė, kad filmas uždraustas, jis tylėjo 3 dienas. Paskui jis nusipirko butelį vodkos ir išgėrė jį vieną per popietę. Tai buvo pirmasis kartas, kai jis gėrė ne švenčiant, o skęsdamas. Eugenija bandė jį sulaikyti. Bet jis nustūmė ją nuo savęs ir suriko, už ką aš atidaviau 2 metus. Draugai, atėję į svečius, rado jį ant virtuvės grindų, apkabinusi tuščią butelį, kalbantį apie tai, kad viskas melas. Kad teatras, melas, šlovė, melas, meilė, melas. Jie iškvietė gydytoją. Gydytojas parašė, nervinis išsekimas. Bet tikrasis diagnozas buvo kitoks. Regimantas prarado tikėjimą. Ne Dievu, jis nebuvo religiškas. Jis prarado tikėjimą tuo, kad talentas užtenka. Kad jeigu esi geriausias, tave pamatys. Bet geriausią darbą pamatė tik 5 žmonės. Ir 4 iš jų pasakė, ne. Kodėl? Kokia scena buvo per daug? Kokia frazė sukėlė baimę? Ir ar Adomaitis žinojo, kad tame seife, kuriame filmas gulėjo 15 metų, buvo ir kitas dokumentas su jo vardu ir žyma nepatikimas.
Grįžęs į Vilnių 1968 m. pavasarį, Regimantas bandė vėl žengti į sceną. Bet jo žvilgsnis pasikeitė. Jis nebetrodė kaip žmogus, kuris tiki tuo, ką sako. Jis atrodė kaip marionetė, laikoma nematomų siūlų. Jis vaidino Otelo, bet žodžiai skambėjo kaip perskaityti iš popieriaus. Jis vaidino Lerą, bet jo įniršis buvo tuščias. Po spektaklių jis nebeimdavo gėlių iš gerbėjų. Jis tik dėkodavo, nulenkdamas galvą ir greitai eidavo į rūbinę, kur laukdavo butelis, paslėptas po grimo stalu. Teatro direktorius žinojo. Bet tylėjo. Nes Adomaitis vis dar traukė minias. Žmonės mokėjo už bilietus ne tam, kad pamatytų spektaklį, jie mokėjo, kad pamatytų jį. Net sudužusį. Ar tai buvo išnaudojimas? Ar tai buvo užuojauta? O gal tai buvo abiejų dalis, šiek tiek biznis, šiek tiek gaila, šiek tiek baimės, kad jeigu jie jį atleis, jis visiškai dingsiuos. 1983 metais, po 15 metų nuo uždarimo, filmas Jausmai staiga pasirodė ekranuose. Tai įvyko ne dėl to, kad cenzūra atsiprašė. Tai įvyko, nes prasidėjo perestroika. Cenzūros gniaužtai laisvėjo. Ir filmas, jau pamirštas net savo kūrėjų, buvo parodytas viename vakare, viename kino teatre Maskvoje, be jokios reklamos. 10 žiūrovų. Tai buvo viskas. 10 žmonių pamatė geriausią Adomaičio darbą. Ar pats Regimantas žinojo apie tą seansą? Taip. Ar jis nuėjo pažiūrėti? Ne. Kai draugas paklausė kodėl, jis atsakė, kam žiūrėti į savo karstą. Toliau gyvenimas virto rutina. Rytai teatro repeticijoje. Popietės scenoje. Vakarai bare. Namai retai. Eugenija vis dažniau dingdavo. Kaimynai girdėjo triukšmingus ginčus. Kartą policija buvo iškviestas, nes kažkas išdaužė langą. Bet kai pareigūnai atvyko, Eugenija pasakė, viskas gerai, aš pati sudaužiau. Jie patikėjo. Kodėl? Nes niekas nenorėjo kiautis į tų dviejų pragarą. Visi žinojo. Visi matė. Bet visi tylėjo. Nes taip buvo patogu. O komfortas visada nugali tiesą. Ar ne? Ir kol tylėjo liudytojai, kol Adomaitis kasryt žadindavo save ne kavos puodeliu, o stikliuku, kol jo rankos drebėjo taip, kad grimas tekdavo ant kostiumo, kas nors kitas atidžiai žiūrėjo į jį. Kas nors su planais. 1985 m. rugsėjo mėnesį Regimantas, kaip kalbama, pasirašė dokumentą, kurio jis neskaitė. Gandai byloja, kad tai buvo sutartis su teatro administratoriumi, vyru, kuris tvarkė teatro finansus ir turėjo ryšių su užsienio gastrolių agentūromis. Sutartyje buvo parašyta, kad Adomaitis perduoda tam žmogui teisę tvarkyti jo honorarus, investuoti juos ir grąžinti su palūkanomis. Regimantas pasirašė. Kodėl? Ar jis tikėjo, kad tas žmogus padės? Ar jis tiesiog buvo per daug girios, kad skaitytų smulkų šriftą? O gal jis jau tada žinojo, kad pinigai jam nerūpi? Kad jis jau nusprendė, ilgai negyvensiu. Po pasirašymo administratorius padėjo dokumentą į portfelį ir pasakė, nepermelek, Regimantai, aš apie viską pasirūpinsiu. Ir jis pasirūpino. Kai Adomaitis mirė, portfelyje, pagal šeimos liudijimus, buvo tas pats dokumentas ir dar vienas, datuotas diena prieš mirtį. Dokumentas, kuriame Regimantas tariamai pervedė visas savo santaupas administratoriui už konsultacijas. Ar jis iš tiesų tai pasirašė? Ar jo ranka buvo vadinama kažkieno kito rankos? Ekspertai niekada nebuvo pakviesti. Nes byla buvo uždaryta po 3 savaičių. O tas žmogus, kaip kalbama, netrukus išvyko į Lenkiją. Kas buvo toje sutartyje? Kokios frazės pavertė didvyrį vergu? Mes nežinome. Nes dokumentas dingo. Bet mes žinome, kad Regimantas po pasirašymo kalbėjo draugui Petrui, aš pasidaviau Petrai. Aš atidaviau viską. Ką jis turėjo omenyje, sutartį? Ar kažką daugiau?
Gal jis jau atidavė ne tik pinigus, bet ir norą kovoti? Norą gyventi? O gal jis tiesiog suprato, kad sistema visada laimi? Kad talentas neužtenka? Kad esi tik tol vertas, kol esi naudingas? O kai tavęs nebereikia, tu esi išmetamas kaip senas kostiumo gabalas. Ir niekas neateis tavęs gelbėti. Jis nužvelgė draugą tą vakarą ilgų žvilgsnių, apkabino jį ir pasakė, daugiau niekada nepamatysime vienas kito. Petras nusijuokė. Manė, kad tai juokas. Bet Regimantas nejuokavo. Po 2 metų jis bus miręs. O byla apie dingusius pinigus bus uždaryta taip greitai, lyg jos niekada nebūtų buvę. Pirmą kartą per 25 metus žmogus, kuris buvo šalia Adomaičio tamsiausiomis valandomis, sutiko kalbėti. Jo vardas Viktoras Paulauskas, teatro režisierius, tas pats, kuris matė, kaip Regimantas grįžo iš Maskvos po filmo Jausmai katastrofos. Jis prisimena tą rugsėjo rytą 1972 metais, kai Regimantas įėjo į teatro rūbinę, nusimetė paltą ir pasakė, Viktorai, mane uždraudė. Viktoras iš pradžių nesuprato. Uždraudė ką? Filmą? Regimantas linktelėjo ir atsisėdo ant kėdės. Jis nežiūrėjo į veidrodį. Jis žiūrėjo į savo rankas, lyg jos būtų svetimos. Ir jis pasakė, 34 kopijos sunaikintos. Likę tik 5. 5 egzemplioriai filmo, kuris turėjo pakeisti lietuvių kiną. 5 egzemplioriai jo gyvenimo svajonės. Paslėpti kažkur Maskvos archyvuose, kur niekas jų niekada neras. Viktoras mėgino jį paguosti. Bet kaip guodi žmogų, kuriam pasakė, kad jo meilės istorija per daug pavojinga? Kad jo veidas ekrane per daug žmogiškas? Kad jo talento niekas nenori, nes jis baugina valdžią? Regimantas tą dieną neišėjo iš rūbinės. Jis sėdėjo ten iki vakaro, gėrė arbatą, kurią Viktoras jam atnešė, ir tylėjo. O kai teatras užsidarė, jis paklausė, Viktorai, ar tau kada nors sakė, kad tu per geras tam, ką darai? Kad tavo meilė per daug stipri? Kad tavo širdis per daug atvira? Viktoras nežinojo, ką atsakyti. Ir Regimantas pridūrė, man sakė. Ir dėl to aš dabar čia. Ne scenoje. Ne ekrane. Čia, tamsoje, klausdamas savęs, kam aš apskritai gyvenau. Po to incidento prasidėjo tas, ką artimieji vadino tyliuoju nuosmukiu. Regimantas negrįžo iš Maskvos kaip herojus. Jis grįžo kaip šešėlis. Eugenija matė. Ji visada matė. Bet tą rudenį jį suprato, šįkart kitaip. Šįkart jis nepasveiks greitai. Pirmąsyk per 5 metus santuokos jį rado į virtuvėje 4 valandą ryto sėdinti priešais tuščią stiklinę, rankose laikantį nuotrauką nuo filmavimo aikštelės. Nuotrauka su Donata Banionis, kuri vaidino jo mylimąją. Jis žiūrėjo į tą nuotrauką ir verkė. Ne garsiai. Tik ašaros, kurios riedo tyliai, be garso. Eugenija atsisėdo šalia. Ji paklausė, Regimantai, ką aš galiu padaryti? Jis papurtė galvą, nieko, Eugenija. Tu negali nieko padaryti. Niekas negali. Jie užmušė mano svajonę. O kai užmuša svajonę, kas belieka? Ji paėmė jo ranką. Ir ji pasakė, belieka gyventi. Jis nusijuokė. Juokas buvo šaltas, gyventi. Tu sakai tai taip lengvai. Lyg gyvenimas būtų tik kvėpavimas. Bet kvėpavimas be prasmės, tai tik laukimas mirties. Eugenija pajuto, kaip kas nors jos viduje plyšta. Bet ji neparodė. Ji tik suspaudė jo ranką stipriau ir pasakė, tada rask naują prasmę. Bet Regimantas nebežinojo, kaip rasti. Jis nebežinojo, ar apskritai norėjo ieškoti. Iš pradžių buvo keletas stiklinių savaitėje. Paskui, kas nakt. Paskui, kas valandą. Eugenija bandė kovoti. Bet kaip kovoji su priešu, kuris slypi ne už durų, o butelyje, kurį tavo vyras gali nusipirkti bet kurioje parduotuvėje? Ji prašė jo sustoti. Ji verkė.
Ji kalbėjo apie jų ateitį, apie vaikų galimybę, apie teatrą, kuris vis dar jo laukia. Bet Regimantas tik žiūrėjo į ją tuščiomis akimis ir sakydavo: Eugenija, tu nežinai, kaip atrodo gyventi be svajonės. Tu vis dar turi viltį. Aš nebeturiu. Vieną vakarą 1973 metais jį pastatė ultimatumą. Arba jis meta gerti, arba jį išeina. Regimantas tylėjo ilgai. Paskui jis pakilo, priėjo prie bufeto, išėmė butelį vodkos, nunešė jį į vonią ir išpylė. Jis stebėjo, kaip skystis rieda į kriauklę, kaip jos vyras žiūri į tą tuščią butelį, kaip jo veidas virpa. Ir jis pasakė: gerai, Eugenija. Aš bandysiu. Bet aš nežadu tau, kad pavyks. Ir jis bandė. Tikrai bandė. 2 savaitės jis negėrė nė lašo. Bet 3 savaitę jis sugrįžo po repeticijos ir jį pajuto: šis vyras vėl nugalėtas. Jis nenuėjo tiesiai namo. Jis užsuko į barą prie teatro. Ir kai jis grįžo, jis vėl buvo ne Regimantas. Jis buvo tik aktorius, kuris vaidino save. Eugenija nepaklausė nė žodžio. Ji tik žiūrėjo į jį. Ir jis žinojo. Jis matė jos nusivylimą. Bet jis nebegalėjo nieko pakeisti. Gėrimas buvo nepasirinkimas. Tai buvo vienintelis būdas išgyventi dieną, kai kiekviena diena primindavo, kad jo didžiausia svajonė buvo sunaikinta. Ne kritika. Ne publikos. Cenzorių, kurių jis niekada nematys, kurie jo niekada nepažįsta, bet kurie nusprendė, kad jo meilės istorija per daug pavojinga Sovietų sąjungai. Eugenija priėmė sprendimą, kuris daugeliui atrodė neįmanomas. Ji liko. Ne dėl meilės, nors meilė dar buvo ten, giliai paslėpta po skausmo sluoksniais. Ji liko dėl to, kad ji suprato: jei ji išeis, Regimantas žus. Ne metaforiškai. Jis tikrai mirs. Gerdamas. Vienišas. Užmirštas. Todėl ji liko. Bet likimas nebuvo atleidimas. Ji toleravo jo nukrypimus baruose su kolegėmis, su moterimis, kurių vardų ji nežinojo ir nenorėjo žinoti. Gandai sklido. Vilniuje kalbėjo: Adomaitis vėl buvo matomas su nežinoma moterimi. Adomaitis buvo išmestas iš restorano. Adomaitis vaidina girtas. Bet Eugenija tylėjo. Kas jį galėjo pasakyti? Kad jos vyras skęsta? Visi tai jau žinojo. Kad ji nebegali jo išgelbėti? Visi tai jau matė. Vieną vakarą 1985 metais draugė Nijolė paklausė jos: Eugenija, kodėl tu nekeli bylos? Kodėl tu neišeini? Eugenija žiūrėjo į kavos puodelį ir tyliai atsakė: nes jeigu aš išeisiu, aš būsiu ta, kuri paliko skęstantį. O aš nenoriu būti ta. Nijolė paklausė: bet ar tu nori būti ta, kuri stebi, kaip jis skęsta? Eugenija pakėlė akis: ne. Bet bent jau aš bandžiau jį ištraukti. Ką aš galiu daugiau? Nijolė tylėjo. Nes atsakymo nebuvo. Kai žmogus nenori būti gelbėjamas, net meilė neužtenka. Ir Regimantas nenorėjo būti gelbėjamas. Jis norėjo tik vieno – užmiršti. Užmiršti tą dieną Maskvoje, kai jo pasakė, kad filmas sunaikintas. Užmiršti veidą cenzoriaus, kuris jam pasakė: Adomaitai, tai nieko asmeniško. Tik politika. Tik sistema. Bet kaip gali būti tik sistema, kai ši sistema paėmė tavo sielą ir sudegino ją? Teatro direktorius bandė padėti. Jis pasiūlė Regimantui pagrindinį vaidmenį naujame spektaklyje – Hamletas. Vaidmuo, kuris reikalavo visko – emocijų, fizinės jėgos, intelekto. Vaidmuo, kuris galėjo jį išgelbėti. Regimantas priėmė. Bet repeticijos buvo košmaras. Jis pamiršdavo tekstą. Jis negalėjo susikoncentruoti. Vienos repeticijos metu jis tiesiog sustojo viduryje monologas būti ar nebūti ir paklausė: kam mes tai darome? Direktorius atsakė: mes darome meną. Regimantas nusijuokė: meną?
Mes darome spektaklį, kurį cenzoriai patvirtino. Tai nėra menas. Tai tik leidžiama versija meno. Direktorius mėgino jį sustabdyti. Bet Regimantas jau neklausė. Jis išėjo iš scenos, paėmė paltą ir dingsta. Kas nors matė jį baruose senamiestyje. Kas nors sakė, kad jis verkė prie Neries kranto. Kas nors tvirtino, kad jis ketino šokti, bet nepavyko, nes buvo per girtas net savižudybę atlikti. Eugenija jį rado 5 valandą ryto, sėdinti ant jų buto laiptų, negalinti įsiminti, kur paslėpė raktus. Ji padėjo jam pasikelti. Ji įvedė jį vidun. Ir ji paguldė jį į lovą. Jis žiūrėjo į lubas ir šnabždėjo: Eugenija, atleisk. Aš nenoriu tavęs skaudinti. Bet aš nežinau, kaip gyventi. Ji gulėjo šalia jo, laikydama jo ranką ir tylėjo. Nes žodžiai jau nieko nereiškė. Tik buvimas šalia dar turėjo prasmę. Ir ji liko šalia. Iki paskutinio atsikvėpimo. Laikui bėgant Regimantas suprato, jis nebegali dirbti taip, kaip anksčiau. Sovietinė kino industrija, kuri jam kadaise siūlė milijonus žiūrovų, jam mokėjo tik fiksuotą valstybinį atlyginimą. Jokių procentų nuo pelno. Jo filmai kino teatruose surinkdavo 10 milijonų žiūrovų, bet jis gaudavo tą pačią algą kaip inžinierius ar mokytojas. Tai buvo sistema. Sistema, kuri paėmė viską iš artisto ir davė jam tik garbę. O garbė nemoka sąskaitų. Garbė neperka maisto. Garbė tik kaboja ant sienos, o tu miršti lėtai, žinodamas, kad milijonai žmonių tave myli, bet niekas tau nepadės, kai tu būsi senas ir vienišas. Eugenija tai suprato. Ir jį mėgino taupyti. Bet kaip taupyti, kai tavo vyras geria didžiąją dalį algos? Kai jis nuperka butą savo buvusiai kolegijai? Kai jis skolinasi pinigus draugams ir niekada nesusigrąžina? Viktoras, tas pats režisierius, prisimena pokalbį 1989 metais. Regimantai, tu supranti, kad sovietų sistema griūva? Tu supranti, kad netrukus niekas tau nemokės? Regimantas atsakė: tai gerai. Tada aš galėsiu nustoti vaidinti ir tiesiog mirti ramybėje. Viktoras bandė juokauti, bet Regimantas nešypsojosi. Jis buvo rimtas. Jis jau seniai priėmė, kad jo gyvenimas baigsis skurde. Ir jis nebesipriešino. Nes priešintis reikštų pripažinti, kad jis dar turi viltį. O vilties jau nebuvo. Vilties nebuvo nuo tos dienos Maskvoje, kai cenzoriai pasakė: filmas uždraustas. Kai Sovietų sąjunga žlugo 1991 metais, kino industrija Lietuvoje sugriuvo taip greitai, kad net optimistai prarado tikėjimą. Jokių valstybinių užsakymų. Jokių garantuotų algų. Jokių filmavimų. Teatrai dar dirbo, bet atlyginimas buvo juokingas. Regimantas vis dar vaidino. Bet jis vaidino kaip automatas. Žodžiai eidavo iš lūpų, bet akys buvo tuščios. Žiūrovai tai matė. Kritikai rašė: Adomaitis prarado savo ugningą. Jis tapo šešėliu savęs. Bet kas gali kaltinti žmogų, kuris žino, kad jo didžiausias darbas buvo sunaikintas? Kuris žino, kad milijonai žiūrovų niekada nepamatys jo geriausio vaidmens? Kuris žino, kad jis galėjo būti legenda, bet sistema jį padarė tik tragediją? Eugenija bandė jį palaikyti. Jis sakydavo: Regimantai, tu vis dar turi talentą. Tu vis dar gali sugrįžti. Bet jis tik papurtydavo galvą: kur aš sugrįšiu, Eugenija? Į sovietų kiną, kuris nebevyksta? Į naują lietuvę, kuri neturi pinigų menui? Į praeitį, kurią mes visi stengiamės užmiršti? Jis turėjo teisę. Nepriklausoma Lietuva mylėjo savo artistus. Bet ji nemokėjo jiems. Šalis buvo per skurdi. Ekonomika griuvo. Ir Regimantas, kaip daugelis jo kartos artistų, liko užmirštas. Ne iš neapykantos. Iš neišgalės. Paskutiniai dešimtmetis buvo tylus. Regimantas retai vaidino.
Jis gyveno su Eugenija jų name Vilniaus pakraštyje, kurį jie nusipirko geresniais metais. Namai buvo nedideli, bet jaukūs. Eugenija ten sodino gėles. Regimantas sėdėdavo verandą, žiūrėdamas į medžius, gerdamas arbatą, retkarčiais, šnapsą, bet jau ne taip intensyviai kaip anksčiau. Jis buvo ramesnis. Ne laimingas, bet ramesnis. Tarsi priėmė, kad jo gyvenimas yra toks, koks yra. Kad svajonės liko praeityje. Kad ateities nebelieka. Tik dabartis. Ir dabartis buvo pakankamai gera, kai šalia jo sėdėjo Eugenija. Bet 1911 metais ji mirė. Staiga. Širdies smūgis. Viena akimirka ji buvo gyva, kita nebėra. Regimantas ją rado virtuvėje, sugriuvusią ant grindų, dar laikančią puodelį kavos. Jis šaukė greitąją. Bet jau buvo per vėlų. Gydytojai pasakė, ji nemirė. Ji tiesiog išėjo. Regimantas neverkė. Jis tik sėdėjo šalia jos kūno, laikydamas jos ranką ir tylėjo. Laidotuvėse jis pasakė tik vieną sakinį, ji buvo vienintelė, kuri niekada manęs nepaliko. Net kai aš to nusipelniau. Po jos mirties Regimantas tapo šmėkla. Jis vis dar gyveno tame name. Bet namai be Eugenijos buvo tik sienos. Jis vaikščiojo po kambarius, prisimindamas jos balsą, jos juoką, jos pyktį, jos meilę. Jis kalbėjo su ja garsiai, lyg ji vis dar būtų ten. Kaimynai sakė, kad jis pamišo. Bet jis nepamišo. Jis tiesiog nebeturėjo priežasties būti blaivus. 1920 metais, būdamas 83 metų, Regimantas pardavė savo namą. Ne todėl, kad norėjo. Todėl, kad nebegalėjo mokėti sąskaitų. Sovietinė pensija buvo juokinga. Lietuviška pensija dar juokingesnė. Jis nebegalėjo sau leisti gyventi ten, kur praleido geriausius metus su Eugenija. Jis persikėlė į mažą butą Kauno pakraštyje. Vienas kambarys, maža virtuvėlė, vonė su plytelėmis, kurios byra. Kaimynai net nežinojo, kas jis yra. Jiems jis buvo tik senis, kuris retai išeina, kuris kartais girtas verkia naktimis, kuris kartais kalba su savimi. Bet vienam iš kaimynų, jaunam vyrukui, kuris studijavo teatro istoriją, Regimantas pasakė savo vardą. Ir vaikinai akys išsiplėtė, jūs Adomaitis? Tikras Adomaitis? Regimantas nusišypsojo liūdnai, aš jau nesu tikras. Aš esu tik tai, kas liko. Vaikinas paklausė, ar galiu jūs apsilankyti? Ar galiu su jumis pakalbėti? Regimantas papurtė galvą, neteik. Nenoriu, kad matytum mane tokį. Vaikinas nepaklausė. Jis vis tiek atėjo. Ir jis užrašė Regimanto paskutinius žodžius. Žodžius, kurie dabar saugomi Lietuvos teatro muziejuje. Žodžius, kurie sako, aš nemirstu kaip didvyris. Aš mirstu kaip žmogus, kuris bandė mylėti per stipriai, kuris bandė kurti per drąsiai, kuris bandė gyventi per intensyviai. Ir už tai aš buvau nubaustas. Ne Dievo. Sistema. Už 3 dienų iki numatytos premjeros 1969 metų pabaigoje į Maskvos viešbutį Rosija, kur apsistojo filmavimo grupė, atėjo žmogus, kurio niekas niekada nebuvo matę. Jis neprisistatė. Jis nepasakė, iš kur atvyko. Apsaugininkas prie lifto vėliau pasakos tokį dalyką. Tas vyras turėjo raudoną pažymėjimą, tokį, kokį turi tik labai aukšto rango pareigūnai. Jis paprašė numerio kambarį, kuriame gyveno režisierius Algimantas Grikevičius. Apsaugininkas paskambino. Grikevičius nusileido. Jie kalbėjosi foje 10 minučių. Visi, kas stebėjo iš šalies, sakė, režisierius balo. Visiškai balo. Po pokalbio nepažįstamasis išėjo. Grikevičius liko stovėti vienas, žiūrėdamas pro langą į Maskvos gatvę, į sniegą, kuris krito ir dengė viską. Jis nekvėpavo garsiai. Jis tiesiog stovėjo. Kai asistentė priėjo paklausti, kas atsitiko, jis apsisuko ir pasakė, filmas niekada nebus parodytas. Ji paklausė, kodėl?
Kas įvyko? Grikevičius papurtė galvą, ne kas įvyko. Kas gali įvykti, jeigu mes parodysime? Po valandos jis surinko visą grupę. Operatorius, aktoriai, montažininkai, visi susirinko nedidelėme konferencijų kambaryje. Grikevičius pasakė, draugai, mes turime problemą. Filmas eina į lentynas. Neribotam laikui. Visi tylėjo. Niekas nedrįso klausti. Bet Adomaitis, kuris sėdėjo užpakalinėje eilėje, pakilo ir paklausė, kodėl Algimantai? Pasakyk man tiesą. Kas tame filme tokio pavojingo? Grikevičius žiūrėjo į jį ilgai. Ir paskui jis pasakė, tu, Regimantai. Tu esi per daug pavojingas. Kas nutiko per tas 10 minučių foje, kad režisierius, kuris kovojo už kiekvieną kadro, staiga atsisakė visko? Dokumentas, kurį tas nepažįstamasis parodė Grikevičiui, niekada nebuvo oficialiai užregistruotas. Bet liudininkas iš Maskvos studijos, dirbęs prie filmų archyvavimo, Borisas Kozlovas, praėjus 40 metams, sutiko apie jį papasakoti. Jis sakė, tai buvo ne įsakymas. Tai buvo įspėjimas. Pagal Boriso pasakojimą, dokumente buvo maždaug tokio turinio frazė, filmas netitinka ideologinių reikalavimų. Kad jame yra scenų, kurios gali būti suprastos kaip kritika sovietinės santvarkos. Ir kad, jeigu šis filmas bus parodytas, visi, kas dalyvavo jo kūrime, bus laikomi atsakingais. Ne tik režisierius. Visi. Kiekvienas operatorius, kiekvienas aktorius, kiekvienas, kas pasirašė sutartį. Borisas sakė, tai buvo grasinimas. Tiesioginis grasinimas. Ir Grikevičius suprato, jeigu jis kovoja už filmą, jis pražudo ne tik save. Jis pražudo visus. Todėl jis pasirinko tylėti. Jis pasirinko išsaugoti žmonių gyvybės, net jeigu tai reiškia palaidoti savo didžiausią darbą. Bet Adomaitis to nesuprato. Jis suprato tik vieną dalyką, jo geriausias vaidmuo dingsta. Ir niekas jam nepaaiškino, kodėl. Niekas jam nepasakė, kokia scena buvo per daug. Kokia frazė įbaugino cenzorių. Ar tai buvo jo žvilgsnis? Ar tai buvo jo balsas? Ar tai buvo jo rankos, kurios drebėjo paskutinėme kadre, kai jis krito ant žemės? Jis niekada nesužinos. Ir ta nežinomybė jį ėdė. Kiekvieną dieną. Kiekvieną naktį. Iki paskutinio atsikvėpimo. Po premjeros atšaukimo Adomaitis pabandė susigrąžinti bent kopiją filmo. Jis parašė laišką Maskvos kino studijai. Jis prašė, leiskite man pamatyti bent vieną kopiją. Bent vieną kartą. Atsakymas atėjo po 3 mėnesių. Laiškas buvo trumpas, jūsų prašymas atmestas. Filmas saugomas archyvuose ir neprieinamas peržiūrai. Adomaitis nuplėšė tą laišką gabalais ir metė į šiukšlių dėžę. Bet vakare jis surinko tuos gabalus atgal. Jis juos suklijavo lipnia juosta ir padėjo į stalčių. Kodėl? Gal todėl, kad tas laiškas buvo vienintelis įrodymas, kad filmas iš tikrųjų egzistavo? Kad tai nebuvo sapnas? Kad jis tikrai vaidino tą vaidmenį, į kurį įdėjo visą savo sielą? Eugenija vieną kartą rado tą suklijuotą laišką. Ji paklausė, Regimantai, kodėl tu laikai šį dalyką? Kodėl tu save kankini? Jis atsakė, nes jeigu aš jį išmesiu, aš išmesiu vienintelį įrodymą, kad aš kažkada tikrai gyvenau. Kad aš kažkada tikrai turėjau svajonę. O dabar kas aš esu? Aktorius, kuris vaidina tuos pačius vaidmenis dešimtmečius. Aktorius, kurio niekas neatsimena. Aktorius, kurio geriausias darbas palaidotas seife, kurį niekas niekada neatidarys. Eugenija apkabino jį. Bet ji negalėjo nieko pasakyti. Nes ji žinojo, jis teisus. Sistema jį palaidojo. Ne fiziškai. Bet dvasiškai. Ir dvasinis laidojimas yra blogesnis nei fizinis. Nes tu dar gyvas. Bet tavęs nebėra. 1983 m. pavasarį, kai prasidėjo perestroika ir cenzūra pradėjo silpnėti, buvo viltis, kad filmas gali būti išlaisvintas.
Grikevičius bandė kalbėti su naujais pareigūnais. Bet atsakymas buvo tas pats, filmas lieka uždraustas. Ne dėl politinių priežasčių. Dėl kokybės. Jie sakė, filmas nebaigtas. Montažas prastas. Kadrai netinkami. Tai buvo melas. Kiekvienas, kas matė filmą prieš uždraudimą, sakė, tai šedevras. Bet sistema moka meluoti. Sistema moka rasti priežasčių, kodėl talentas turi būti slepiamas. Adomaitis sužinojo apie šį sprendimą iš laikraščio. Ne iš asmeninio skambučio. Ne iš oficialaus laiško. Iš trumpos žinutės laikraštyje, kur buvo parašyta, keli sovietiniai filmai liks archyvuose dėl techninių priežasčių. Jis skaitė tą žinutę 10 kartų. Kiekvieną kartą jis tikėjosi, kad perskaitys ją kitaip. Bet žodžiai nesikeičia. Filmas liko uždraustas. Ir jis suprato, sistema laimi. Visada laimi. Nes sistema turi laiką. Sistema gali laukti, kol tu miršti. O paskui ji gali pasakyti, mes apgailestaujame, kad artistas nemirė žinodamas, jog jo darbas buvo pripažintas. Bet atsiprašymas po mirties nėra atsiprašymas. Tai tik hipokrizija. Po to smūgio Adomaitis ėmė gerti ne kartais. Jis ėmė gerti kaip profesiją. Kasdien. Nuo ryto iki vakaro. Eugenija nebegalėjo sustabdyti. Draugai nebegalėjo sustabdyti. Teatro direktorius bandė jį atleisti, bet vėl pasamdyti, kai Regimantas pažadėdavo susitvarkyti. Bet pažadai buvo tušti. Vienos repeticijos metu 1985 metų rudenį Adomaitis atėjo girtas. Jis negalėjo ištarti teksto. Jis negalėjo stovėti tvirtai ant kojų. Direktorius pasakė, Regimantai, eik namo. Adomaitis atsisuko į jį ir suriko, kam man eiti namo? Namuose nieko nėra. Namuose tik tyla. Namuose tik prisiminimai apie tai, kuo aš galėjau būti. Bet aš niekas. Aš tik šešėlis. Jis išėjo iš teatro, užtrenkdamas duris taip stipriai, kad drebėjo sienos. Eugenija jį rado vakarą prie Neries kranto, sėdinti ant suolelio, žiūrinti į vandenį. Ji atsisėdo šalia. Jis neatsisuko. Jis tik pasakė, Eugenija, aš noriu išnykti. Tiesiog išnykti. Nenumirti. Tiesiog nustoti egzistuoti. Kad niekas nebeatsiminė manęs. Kad niekas nebegalvotų apie mane kaip apie nesėkmę. Ji paėmė jo ranką ir pasakė, tu ne nesėkmė, Regimantai. Tu esi artistas, kurį sistema sunaikino. Tai ne tavo kaltė. Jis nusišypsojo liūdnai, bet kas skirtumas, Eugenija? Ar svarbu, kieno kaltė? Rezultatas tas pats. Aš pražuvau. Kai Adomaitis grįžo iš Maskvos po viso to košmaro su filmu, teatro koridoriuose pradėjo sklisti kalbos. Kalbos, kurias šnabždėjo ne draugai. Kalbos, kurias skleidė žmogus, kuris turėjo būti arčiausiai jo, teatro administratorius, kurio vardą daugelis šiandien prisimena su pasipiktinimu. Tas pats vyras, kuris vėliau tvarkys Adomaičio honorarus, tas pats vyras, kuris bus prie karsto su pilku voku. Viktoras Paulauskas, režisierius, prisimena vieną pokalbį, kurį jis netyčia girdėjo. Administratorius kalbėjo su kitu administratoriumi prie bufeto. Jis sakė, Adomaitis baigtas. Jis nebegrįš. Jis dabar tik vardas. Bet vardas vis dar traukia publiką. Reikia išnaudoti, kol dar galima. Viktoras negalėjo patikėti. Išnaudoti? Tai buvo žmogus, ne produktas. Bet administratorius mąstė kitaip. Jis matė Adomaitį kaip investiciją. Investicija, kuri vis dar gali duoti pelną, net jei pats artistas griūva. Ir jis pradėjo veikti. Pirmiausia, jis pasiūlė Adomaičiui tvarkytis jo finansus. Sakė, Regimantai, tu esi artistas. Tu neturi laiko skaičiuoti pinigus. Aš pasirūpinsiu. Adomaitis, jau nualintas alkoholio ir depresijos, sutiko. Jis pasirašė dokumentą.
Dokumentą, kuriame jis suteikė administratoriui įgaliojimus tvarkyti jo honorarus, investuoti juos ir grąžinti su palūkanomis. Bet Viktoras sako, aš mačiau tą dokumentą. Ir aš mačiau, kad jame buvo pastraipa, kuris sakė, administratorius turi teisę išlaikyti 30% pelno kaip kompensiją už paslaugas. 30%. Tai buvo nesutartis. Tai buvo apiplėšimas. Bet Adomaitis to nesuprato. Ar gal suprato, bet jam buvo vienodai? Ar gal jis jau buvo toks nualintas, kad pinigai jam nerūpėjo? Viktoras nežino. Bet jis žino vieną, nuo tos dienos Adomaitis niekada nebematė savo pilno atlyginimo. O administratorius, kaip atrodė Viktorui ir Eugenijai, ėmė turtėti. Greitai. Labai greitai. Eugenija tai pastebėjo. Ji matė, kaip administratorius keičia automobilius. Kaip jis pradeda dėvėti brangius kostiumus. Kaip jis perka butą Vilniaus centre. O tuo tarpu Adomaitis vis dar gyvena kukliai. Vis dar skolinasi pinigus iš draugų. Vis dar neturi sutaupęs nieko senatvei. Eugenija paklausė Regimanto, kodėl administratorius taip greitai turtėja. Regimantas tik gūžtelėjo pečiais, jis protingas su pinigais, Eugenija. Jis investuoja. Ji pasakė, bet ar tu matai tuos investavimus? Ar tu žinai, kur tavo pinigai? Jis neatsakė. Jis tiesiog tylėjo. Ir jis suprato, jis bijo. Jis bijo paklausti. Nes jeigu jis paklausė ir sužinos tiesą, jis turės pripažinti, kad buvo apgautas. O gal jis tiesiog nebetiki, kad kas nors gali būti sąžiningas. Eugenija bandė pati kalbėti su administratoriumi. Bet jis jai pasakė, Eugenija, mes turime sutartį. Jeigu tu nepatiki, kreipkis į teismą. Ji žinojo, kad teismas nieko neduos. Nes dokumentas buvo pasirašytas. Ir sistema visada saugo tuos, kas turi dokumentus. O ne tuos, kas turi tiesą. Todėl ji tylėjo. Bet ji žinojo, kažkada ji turės pamatyti, kaip administratorius išneša paskutinius jų turto likučius. Ir ji nieko negalės padaryti. Nes Regimantas pasirašė savo nuosprendį pats. Ne iš pikto noro. Iš nevilties. Paskutiniais gyvenimo metais Adomaitis pradėjo kalbėti apie tai, kad kažkas jį persekioja. Jis sakydavo Viktorui, aš matau juos. Jie stebi mane. Jie žino, kur aš einu. Jie žino, ką aš kalbu. Viktoras bandydavo jį nuraminti, Regimantai, niekas tavęs neseka. Tu įsivaizduoji. Bet Adomaitis papurtydavo galvą, ne, Viktorai. Aš nėra įsivaizduoju. Aš jaučiu. Jie vis dar mane stebi. Nes aš dar esu pavojingas. Nes aš žinau per daug. Viktoras nežinojo, ką jis turi galvoje. Žino per daug ko? Apie filmo uždraudimą? Apie korupciją teatre? Apie tai, ką jis matė sovietinės sistemos užkulisiuose. Ar tai buvo paranoja? Ar tai buvo tiesa? Viktoras nežino. Bet jis žino vieną, Adomaitis tikrai keitėsi. Jis tapo uždaresnis. Jis nepasitikėjo net savo senais draugais. Jis atšaukdavo susitikimus paskutinę minutę. Jis keisdavo savo maršrutus. Kartą Viktoras matė jį prie teatro, stovinčio ir žiūrinčio į gatvę, lyg ieškantį kažko. Viktoras paklausė, Regimantai, ko tu ieškai? Adomaitis atsakė, nežinau, Viktorai. Bet aš jaučiu, kad kažkas ne taip. Ir po kelių mėnesių jis bus rastas negyvas savo bute. O tas pilkas vokas, kurį administratorius laikė prie karsto, niekada nebus atidarytas. Kas buvo tame voke? Ar tai buvo paskutinis testamentas? Ar tai buvo grasinimai? Ar tai buvo dokumentai, kurie įrodo, kur, pagal kai kurių nuomonę, galėjo dingti Adomaičio pinigai? Mes niekada nesužinosime. Nes po laidotuvių, kaip kalbama, administratorius išvyko iš Lietuvos. Kur jis šiandien, niekas nežino.
Kartą Eugenija surado Regimantą miegamajame, sėdintį ant grindų, rankose laikantį seną albumą su nuotraukomis nuo filmavimo aikštelės Jausmai. Ji žiūrėjo į tas nuotraukas ir verkė tyliai. Ji atsiklaupė šalia ir paklausė: Regimantai, ko tu verkti? Jis parodė jai vieną nuotrauką. Nuotrauka, kurioje jis stovi prie kameros, šypsosi, rankose laikydamas scenarijų, žiūrintis į objektyvą su tokiu viltingu žvilgsniu. Ji paklausė: kas ta nuotrauka? Jis atsakė: tai aš, Eugenija. Tai aš prieš viską. Prieš uždraudimą. Prieš alkoholį. Prieš nusivylimą. Tai aš, kai dar tikėjau, kad talentas užtenka. Kad jeigu tu dirbi sunkiai, jeigu tu atiduodi savo sielą, sistema tave palaikys. Bet aš klydau. Sistema nepalaiko talentų. Sistema palaiko paklusnumą. O aš niekada nebuvau paklusnus. Aš norėjau kurti tiesą. O tiesa yra pavojinga, Eugenija. Tiesa yra tai, ko sistema labiausiai bijo. Eugenija paėmė tą nuotrauką iš jo rankų ir pasakė: tu vis dar toks pats žmogus, Regimantai. Tu vis dar tas pats artistas. Jis papurtė galvą: ne, Eugenija. Tas žmogus mirė. Tas žmogus mirė tą dieną Maskvoje, kai jam pasakė, kad jo filmas uždraustas. Dabar aš tik šešėlis. Šešėlis, kuris vaikšto scenoje, kuris kalba žodžius, bet jau nežino, ko jie reiškia. Ji apkabino jį. Bet ji žinojo, jis teisus. Tas jaunas Regimantas, pilnas vilties, pilnas švytėjimo, jis jau dingo. Liko tik skausmas. Ir alkoholis, kuris padeda tą skausmą užmigdyti. Bent trumpam. Kodėl Adomaitis niekada nebandė kovoti? Kodėl jis nepasisakė viešai? Kodėl jis nesukūrė skandalo, nekėlė bylos, nerašė straipsnių apie tai, kas jam nutiko? Viktoras prisimena vieną pokalbį. Jis pasakė Regimantui: tu turėtum papasakoti savo istoriją. Žmonės turi žinoti, kaip sistema elgiasi su menininkais. Adomaitis nusijuokė: ir ką, Viktorai? Kas pasikeis? Ar sistema atsiprašys? Ar ji man gražins tuos 5 metus gyvenimų? Ar ji man gražins tikėjimą? Ne. Sistema niekada neatsiprašo. Ji tik pereina prie kitos aukos. O aš nenoriu būti ta auka, kuri verkia scenoje. Aš nenoriu būti ta auka, kuri prašo užuojautos. Aš noriu tik vieno – užmiršti. Užmiršti, kad aš kažkada turėjau svajonę. Nes prisiminimai apie svajonę yra skausmingesni už svajonės praradimą. Viktoras bandė dar kartą įtikinti. Bet Adomaitis pakėlė ranką ir pasakė: nebekalbėk, Viktorai. Aš priėmiau savo likimą. Aš esu tik aktorius, kuris padarė klaidą. Klaidą, kad jis tikėjo, jog sistema nori meną. Bet sistema nenori meno. Ji nori kontrolės. O aš buvau nekontroliuojamas. Todėl aš buvau pašalintas. Ne fiziškai, bet dvasiškai. Ir dvasinis pašalinimas yra amžinas. Kai 85 metų pabaigoje filmas pagaliau buvo parodytas platesniai auditorijai Maskvos kino teatre be jokio skelbimo, be jokios reklamos, be jokio pripažinimo, Adomaitis sužinojo apie tai iš buvusio kolegos. Kolega paskambino ir pasakė: Regimantai, tavo filmas buvo parodytas. Regimantas paklausė: kur? Kada? Kolega atsakė: Maskvoje. Viename kino teatre. Vieną vakare. 10 žmonių. Adomaitis tylėjo ilgai. Paskui jis pasakė: 10 žmonių. 10 žmonių pamatė geriausią mano darbą. Darbą, kuris turėjo būti matomas milijonų. 10. Jis padėjo ragelį. Jis neverkė. Jis tiesiog sėdėjo. Ir Eugenija, kuris stebėjo jį iš virtuvės, matė, kaip kažkas jo veide užgeso. Lyg paskutinė žvakė būtų užpūsta. Lyg paskutinė.